Šalia manęs Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė. Sveiki. Sveiki, laba diena. Tai kodėlgi rekomendavot mokykloms nešvęsti Helovyno? Na, visų pirma, mes kaip valstybinė institucija ir mokyklos irgi dažniausiai valstybinės, mes kreipiamės, tiesą sakant, į savivaldybės, į švietimo skyrius ir kultūros skyrius, čia ir dėl kultūros centrų veiklų. Na, turėtumėm palaikyti bendrą valstybės politiką. Bendrą tą nuostatą, kad reikia saugoti savo tapatybę, savo papročius, kas yra ir konstitucijoje, ir net nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme, kad tai užtikrina mūsų tą patriotiškumą ir taip toliau. Bet tai čia atrodo labai taip sausai, o iš tikrųjų tai yra prasmės. Svarbiausia prasmės, kaip šita šventė vėlinių yra kokią neša žinią ir kokią žinią neša Helovynas, kuris, tiesą sakant, jau nebe toks, koks jisai iš tikro buvo. Taip, bet vėlinės ir Helovynas yra du skirtingi minėjimai, renginiai. Taip sakyčiau, Helovynas švenčiamas 31 dieną vakare, o vėlinės jau ten vėliau. Ar tikrai 31 dieną tik tai dabar Helovynas švenčiamas? Iš tikrųjų, jisai jau prasidėjo žymiai anksčiau ir galima rasti ir nuo spalio vidurio iki lapkričio beveik vidurio, kur yra švenčiamas būtent Helovynas. Ir kada kalbama, kad vieną dieną čia mes paskatinsim tais visokiais keistais vampyrais ir iš tikrųjų tai yra blogio jėgų tas toksai vaizdavimas. Kai kur galbūt ir žaidžiama, pavyzdžiui, darželinukai, gal ten Kaspersu ar kažkokiu tokiu juokingu personažu persirengia, bet stiprėja tas siaubo maždaug kultūros įtaka, siaubo filmų netgi industrijos įtaka ir tai yra visiškai priešingi personažai, negu tai yra mirties simboliai, kurie kelia šiurpą dėl mirties. O vėlinės kaip tik priešingai nebijoja lietuviai mirties. Tai yra natūralus dalykas, kiekvieno žmogaus gyvenimas pasibaigia mirtimi ir tai yra pagarba ir bendravimas su mirusiaisiais. Ir kai sakoma, kad vėlinės yra labai nuobodžios, kad čia tik tai kapelius lankyti ir panašiai, to šventės tai buvo seniau visko būta. Aš pati, kai tyrinėjau šokius, 16 amžiuje lankydavo kapus, pavyzdžiui, su pienu, midum ir su šokiais, nes tai su tais mirusiais kartu tarsi ir linksmindavosi. Ir vaišės buvo ir labai ilgai buvo išlikę ta tradicija, kad, tarkim, jau nebeleidžiama kapuose vaišės rengti, tai namuose vaišės būdavo rengiamos. Ir šalia to, tai yra gėrio gailestingumo šventė. Tai galime švęsti vėlinės, taip galima? Taip, tai galima vėlinę švęsti, visų pirma, akcentuojant gėrio tą sampratą ir gailestingumo, nes tai buvo ir aplankomi ir tie, kurie pavargėliai šelpiami ir elgetos šelpiamos. O dabar Helovynas, tas suvokimas mirties, jisai palaipsniui vis įgauna tokia iškreiptą prasme. Nes, tarkim, vampyrais mes niekada nesirengiam. Arba yra pasakų, kur reikia įveikti visokius ten kliūtis. Tai čia pasakos. Taip, pasakos, kas tarp kitko labai įdomu. Labai įdomu ir galima su vaikais tokius, tarkim, tuos senuosius mitologinius simbolius, kaip ten reikia praeiti visokius įveikti blogumus, neįsigąsti jų ir galiausiai gauti apdovanojimą už tai, kad neįsigando. Dabar gaunasi, kad mes tarsi pasiverčiam patys tais vampyrais, vieni kitus gąsdiname, kad būtų kuo efektyviau, o mes anksčiau naikindavom visas tas blogio simbolikas, tarkim, morę mes deginam. Kad jos nebeliktų, gavieną skandinam, kaladę blukį irgi tempiam, kad ten visos blogybės nyktų. Mes turim dar šitą laikmetį, kai yra šalia tikrai labai daug mirties. Tai yra Ukraina, paplūdusi kraujų žemė. Ir dabar įsivaizduokit, kaip čia vampyrai gali ten pasirodyti šalia. Čia yra ir psichologiniai dalykai. Ar taip jau lengva vieną dieną pavirtusi vampyrą, kitą dieną eiti į kapines? Ir psichologai ar yra ištyrinėję, kaip tai veikia, tarkim, mokyklose, kur yra dabar įtraukusis ugdymas, kada yra ir psichinę negalią turinčių vaikų šalia. Vieni jautresni, kiti agresyvisni. Kaip tas viskas veikia? Ir tai iš tikro tampa mada.
Komercija. Ir komercija. Na, kol dar buvo tik tai baruose, tai galėjai sakyti, na, nieko tokio. Čia žmogus, kas nori, tas eina į barą, kas nori. Tarp kitko, tai kada aplinkui jau prasideda šėliojimas, persirengėlių vampyrais ir taip toliau, tie žmonės, kurie įpratę šitą laiką suvokti kaip tą ramybės metą, to ramaus požiūrio į mirtį metą, juos trikdo. Ir iš tikrųjų tai žaidžia ir dėl to mes matome akivaizdžiai tokias tarsi dvi stovyklas. Vieni sako, mums visgi nemalonu, kad atsiranda visiškai šalia kitoks suvokimas, o kiti sako, mums galima žaisti, kodėl čia jūs mums trukdote. Tai lygiai taip pat ar vaikams su degtukais nuo mažens iš karto galima duoti žaisti. Na, bet laikai keičiasi, sako, ateina naujovės, ateina naujų ir kultūrų, ir įvairių naujų dalykų, ar taip Helovynas jau yra blogai? Brandumo klausimas visų tų naujovių. Ar ta naujovė tikrai neša pažangą, ar tikrai jinai kažkokį tai gilesnį suvokimą ir gerumą atneša, ar jinai kaip tik tiesiog tuštybės smūgį tiesiog galima pavadinti ir propagandą bukinant žmonės. Paprasčiausiai galima ir taip pasakyti. Nes mes iš tikrųjų gal šiais laikais per mažai galvojame apie tai, kad mes tikrai mirsime anksčiau ir vėliau. Ir kaip mes tam pasiruošime. Ar tai su baime tą sutiksime, ar tai visgi stengsime pažinti, kas tai yra. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui.